Šešerių metų iki mokyklinio amžiaus buvau prieš savo valią, nes manęs tais laikais neklausė. Ir reiškia ištremtas, išvežtas į sostinę, į Vilnių. Tai vat. Ir prieina tas žmogus, labas Algirduk, ištarė frazę. Ir aš iškart suprantu, kad tai yra ta baimė, ta fobija, jeigu kas sako Algirdai, aš iškart įsidirbu, ką vėl prisidirbu, žinai. Sveiki ir vėl štai mūsų dar vienas epizodas apie mūsų pajūrį, apie Klaipėdą. Ir būna, kad vaikystėje svajoji, ne visada tos svajonės įsipildo, bet būna, kada svajonės ir vaikiški žaidimai ir kažką vis primena apie vieną ar kitą dalyką. Taip atsitiko ir šį kartą ir pas mus šiandien svečiuose grupės Patruliai narys Algirdas Radzevičius, beje mano bendravardis, mes abu esam gražiausio vardo Lietuvoje savininkai. Taip, taigi kaip ir atsitiko, ką norėjau pasakyti, kad vaikystė prasidėjo čia, tada iškeliavai į Vilnių ir dabar tu vėl čia pas mus, prie jūros, taip? Taip, sveiki visi. Taip, viskas prasidėjo prieš 46 metus. Nei daug, nei mažai. Nei daug, nei mažai, prieš pusę amžiaus beveik. Taip, gimiau Klaipėdoje, centre Dangės gatvėje, reiškia. Ir 6 metų iki mokyklinio amžiaus buvau prieš savo valią, nes manęs tais laikais neklausė. Ir reiškia ištremtas, išvežtas į sostinę, į Vilnių. Tai vat 40 metų. Ilgesys mylimam gimtam miestui ir štai aš namuose. Sugrįžai namo. Sugrįžau namo. Tai gerai. Ar tave noriu paklausti iš pradžių, kad mums lengviau eitųsi pokalbis, nes mes kadangi esam dirbę ne vieną kartą kartu ir tave daug kas vadina Algeliu, ne Algirdu, tai ar galiu tave vadinti Algeliu šiandien? Tai čia bus lengvesnis pokalbis, minkštesnis, nes Algirdu šaukdavo mama vaikystėje, kai kažką prisidirbdavau. Nes taip Algirduk, Alguti, Algirduk visą gyvenimą, o jau kai Algirdai, tai vaikeliai, žinok, jau prisidirbti. Tai man po šiai dienai yra likęs ta baimė, ta fobija, jeigu kas sako Algirdai, aš iškart įsidirbu, ką vėl prisidirbu, žinai. Tai Algelis, jo, ir šaubizinėje, ir kaimynai, ir draugai, ir giminės, ir artimieji šeimoje. Tai Algeli, papasakok apie savo vaikystę, apie tą Klaipėdą, kokią tu prisimeni, kokia jį buvo. Iš tikrųjų, istorija neįtikėtina, nes beje, labai prieš pradedant šį pasakojimą apie savo prisiminimus, įvyko toks labai nuostabus dalykas. Šią vasarą jau grįžus namo į Klaipėdą, teko koncertuoti, ta prasme buvo vienas didžiulis renginys Jurbarke. Ir reiškia, ten buvo keletą atlikėjų, ne vienas atlikėjas, ant festivalio lygio maždaug viskas. Ir reiškia, mes atvykome į koncertą, pasiruošėm, reiškia, kiti atlikėjai scenoje, mes laukiam savo eilės ir aš priėjau tiesiog ten prie tvorelės, kuris skiria, reiškia, žiūrovus nuo mūsų, reiškia, ir tiesiog atsistojau trumpam, taip šone, žinai, pasižiūrėti, kas vyksta, kiek tų žmonių, kokia čia ta energija, kokia nuotaika. Ir prieš mane ateina toksai, žinai, žmogus, ta šviesa nuo to žmogaus tokia įsiskirianti ir, Dieve man, kur aš veido, nepamenu, bet labai labai ryškus kažkoks. Ne, aš buvau. Ne tu buvai. Ir prieina tas žmogus, labas Algirduk, ištarė frazę. Ir aš iškart suprantu, kad tai yra iš vaikystės. Na, tiesiog smegenys suvalgo šitą informaciją. Ir tai buvo mano auklytė. Auklytė Eglė, kuri, jinai vyresnė už mane keletą metų, gal jai tuo momentu, kai aš gimiau, buvo gal 6, 7, 8. Ir jinai, reiškia, prisistatė, mes apsikabinom iki ašarų žodžių, ten aš ją prisiminiau.
Va, ir, žodžiu, dabar grįžtam prie tos temos. Mes čia buvome Klaipėdai susitikę mūsų, reiškia, Liepžydėje kavinėje, nes tam kieme aš augau, Laivų skersgatvis Dangės sankryžoje, reiškia. Ir reiškia, pasidalinom prisiminimis. Ir aš jai papasakau, ką aš pamenu. Ir negalėjau patikėti. Man niekas nepasakojo tų prisiminimų, aš dar su amžinatilisi mama ir tėvelis amžinatilisi. Na, yra, žinot, kai išeina tėvai, artimieji, nebėra, kyla labai daug klausimų, bet nebėra atsakymų. Tai jinai man užpildė daugelis spragų, iš tiesų, eglutė. Va, ir jinai nepatikėjo, kad aš atsimenu tokius dalykus, kaip aš gulėjau vežimėlyje. O. Vežimėlyje. Tai yra metai, na, kažkas tokio, ar ne, amžius. Prisimenu istoriją, kai, reiškia, šalia mūsų, dabar ten berods vaikų darželis, buvo daržovių parduotuvė. Ir 79-80 metai ir, reiškia, bananui eilės, visą kitą. Jo, tai, žodžiu, kaip kaimynė atnešė, net tik nepamenu kokia, atnešė bananų. Mama buvo vonioje, tėtis berods buvo darbe kažkur išvažiavęs komandiruoti. Ir aš atidarau duris, reiškia, ir ar yra mamytė, aš iki tiek atsimenu, mamytė maudosi, tai perduok bananus. Reiškia, kaimynė matyta eilė atstovėta eilė. Tai va tokie dalykai. Ir mamai tą papasakoju, negalėjau patikėti, kad reiškia iki to. Atsimenu parkelis, o dabar tai yra Danės skveras atnaujintas. Atnaujintas, nežinau, aš savo tiesiog juokais mano grįžimo proga namo, nes, ta prasme, iki dar pernai metų, ten, ten berods 2 metus vyko atnaujinimo darbai, reiškia, iki pat buvo tos pačios plytelės, tie patys fontoniukai, tie patys medžiai, kuriuos aš liečiau būdamas vaikas, nes po tą parkelį mane vežiojo tiek mama, tiek eglutė, tiek... Bet nesakyk, bet atnaujinti reikėjo ir mes to laukiam. Tai čia ne viena vieta, kurią reikia atnaujinti Klaipėdoje, bet man tai buvo taip džiugu. Kita vertus, kai aš atvažiuodavau iš Vilniaus į Klaipėdą, aš tą dariau visus 40 metų daug, tai man leido ir tai, kad aš esu iš šito krašto, čia mano ir giminės, artimieji ir paskiau darbas, vadinkim jau 20 metų, tai yra vis tiek vasaros pajūryti, aš visuomet gyvendavau čia, aš nuo Klaipėdos niekuomet nebuvau nutolęs. Taip, aš norėjau klausti, nes aš žinau, kad tu visas vasaras praktiškai, tu tiesiog čia gyvendavai, turėdavai, įsinuomodavai butą visai vasarai ir tiesiog čia būdavai. Ne, butą nuomojausi čia paskutinius metus, bet visuomet gyvenau Gargžduose, su savo tetą, aš ją vadinu antra mama, antrais tėvais, po to, kai išėjo mano mamos sesuo, tai Gargžduose, bet taigi čia viskas šalia, tai čia nebuvo atitrūkęs nuo to krašto. Na, žinoma, vasaros vaikystėje iki pat turbūt pilnametystės, tai visuomet irgi čia. Tai va, tai atitrūkęs niekuomet nebuvau. Tai džiugu visą laiką tave sutikti Klaipėdoje, vaikščiojantį, nes aš nežinau, man net kartais kyla klausimas, ar tu turi automobilį, bet tikriausiai dėl darbų, žinant, kiek jūs keliaujat po Lietuvą ir ne tik, kad automobilį tikriausiai turi, bet aš Klaipėdoje tave sutinku vaikščiojant. Taip, iš tiesų automobilis reikalingas tik tai tuomet, kai važiuojame į koncertus su Juozu, taip, žmona aišku naudojasi, faktas. Tai, bet aš ypatingai mėgstu vaikščioti, aš visą gyvenimą tą dariau, aš nuo mažų dienų, nežinau iš kur čia kas, tėvelis amžinatilis irgi buvo toksai mėgėjas labai pasivaikščioti. Tai kai darbavau Piplys, vesdavau į mokyklą, tai eidavom visą laiką pėstute Vilniuje. Ir aš šiaip į mokyklą labai retai važiuodavau visuomeniniu transportu, aš visuomet eidavau pėstute, mes jau vėliau gyvenom senamiestį Vilniuje, o mokykla buvo ten prie, reiškia, šitam Konarskio gatvėje prie jau LRT būstinės ten šalia Jono Basanavičiaus. Tai aš visuomet eidavau pėstute, ten keli kilometrai gaudavosi, tai pirmyn atgal, tiesiog man labai patikdavo. Tai ir dabar ypatingai čia atvykęs į Klaipėdą, šiaip esu toks labiau gamtos vaikas. Tai kiekvieną vakarą, mielą, aš turiu savo maršrutą po mylimą senamiestį, man širdžiai miela, gražiausia ir mieliausia pasaulyje, sakykit, kas ką norit, bet man jisai toks yra.
Ir aš turiu savo maršrutą, aš kiekvieną vakarą turbūt taip jau ir nueinu. Na, buvo čia išskirtiniai atvejai, kai čia žiemą buvo pakilęs toks vėjas, išėjau nei vieno žmogaus ir jau tiesiog, nesu pats smulkiausias, bet mane jau nešti gatvę pradėjo. Čia buvo tik, čia rimta istorija, ta prasme, jau pradėjau nešti gatvę, supratau, kad šiandien jau nepasivaikščios. Supratau, tai užlaikykim tą mintį apie mieliausią senamiestį ir mes biški nueisim prie jo, pakontrastuosim, gerai? Papasakok tu man, jau ne apie vaikystę kaip į mokyklą, bet jau normalaus amžiaus jaunuolis, dirbantis vyras, kai gyvenai Vilniuje. Ir kaip atrodė tas gyvenimas visas tame ir kaip ten tavo dienos atrodydavo, kiek tu trūkdavai, kur ką laiko ir... Na, ten turbūt reiktų skirstyti į kelis etapus, nes gyvenimo tarpsnis jau yra nemažas. Prabėgęs, tai iš tiesų tai turbūt pirmas tai vaikystė Vilniuje, į mokyklinis amžius. Na, tuo momentu Klaipėdos ilgėjausi visuomet, ypatingai, kai ateidavo šiltas metų laikas, ar ne? Tai žinodavau, kad jau neužilgo, čia su mama sėsim į autobusą ir lėksim visai vasarą jau čia. Ir su jūra mano asociacija, aš esu absoliučiai jūrinis vaikas. Ežerai, viskas gražu, viskas puiku, pusdieniui, dienai, maks, reiškia jo. O tai čia grįžtant dabar prie to, kaip ten ta ilgesys mokyklai būdavo, bet kai tu vaikas, vis tiek tu turi kuom užsiimti, ar ne, draugai, šėlionės, bėgiojimai po kiemą, tai kažkaip tas praslydo. Paskiau studentavimas, reiškia, vėlgi, kiti šėliojimai, ten buvimai, tas ir tas. O toliau jau, ir santuoka, ir visa kita. Mes, kai atsikėlėme į Vilnių, mes gyvenome centre, ir paskiau senamiestį, reiškia, visą tą laiką. Bet tas laiką daug maž aplink centrą. Taip. Tai kažkaip tai, nežinau, Naujos rajonas iš viso turbūt nebūčiau galėjęs, niekaip neįsivaizduoju, nes aš nuvažiuodavau, visuomet niekuomet nebuvau žemas, tai tos lubos ten tų visų, kaip sakyti, tos naujos statybos, tų laikų naujos statybos namuose, man spausdavo kažkaip tai tie laukai, rajonai. Tai aš toks centrinis tiek Klaipėdoje, tiek ten. Tai va, tai ką veikdom? Jaunystė tai prabėgo taip, kad ten greitai. Sunku, ten viskas aišku. Paskiau galbūt tas vedybinis gyvenimas, tai gyvenom irgi centre. Vėlgi kažkokie kitokie rūpesčiai. Eidavo aš visą laiką, kol gyvendavau, aš sakau, vaikštau. Bandau, bet apie tą tempą, žinai, ar jisai tau nebuvo per greitas, arba ten, žinai, visi sako, užknisa ten tie kamščiai, čia reikia stovėti, geriau su autobusu važinėti ir taip toliau, apie patį tą tokį bėgimą, lėkimą gal. Taip pat ir bandau papasakoti, galbūt kai buvau jaunas, ta prasme, aš dabar jaunas, aišku, bet buvau jaunesnis, gal mes labiau spėdom visur. Aišku, ir Vilnius vystėsi labai, ta prasme, stipriai, koks jis buvo prieš 20 metų ir dabar, tai čia nėra ką lygintis, ta prasme. Bet kažkaip tu nekreipdavai dėmesio į tos kamščius, į tą tu apskritai daug ko nematydavai. Tu ieškodavai tos energijos, vadinkim, ar ne, tai ten spėdavai visur, ir su draugais pabūti, ir kiekvieną vakarą po darbo grįžęs kažkur tu vėl lėki, tu nepavargdavai tiesiog, jaunystė, energija ir sveikata visą kitą. Tai va, tai kažkaip tai tas ir prabėgo ir nieks netrukdė, tuo momentu tikrai. Bet paskiau vėliau atsirado tas toksai turbūt jau jausmas, kad jau čia per daug visko. Tiesiog man to nereikia. Aš tikrai, kaip čia pasakyti, Vilnius geras toks bičiulis gal, toks geras pažįstamas man visą gyvenimą buvo, bet, ta prasme, mano mama ir geriausia draugė tai yra Klaipėda. Tai tiesiog tas miestas labai gražus iš tiesų, labai patrauklus, europietiškas, absoliučiai dabar ir visą kitą, bet kažkaip, ne man tas viskas buvo, aš visuomet čia. Ir šiaip mes su šeima įsikraustėme, reiškia, buvo toks etapas, kai įsikraustėme iš centro jau gyventi į užmiestį, į nuosavą namą. Šalia Žaliųjų ežerų ten, tai nuo to laiko praktiškai, aš Vilniaus visai nebevartoju, nes mes gyvenom užmiestį, į mano darbai, ta prasme, tai kiek ten tam Vilniui, daugiausiai vis tiek viskas yra po Lietuvą,
tai tiesiog šonu pravažiuodavau. Tai be kažkokios tai priežasties, na, į tą miestą aš jau nevažiuodavau. Tai va žmona tik tiek, kad... Tai aš grįžtu prie to senamiesčio Klaipėdos, kuris, nuimkime taip, kad jisai, tikrai daug tuštesnis yra lyginant su Vilniaus senamiesčiu, prie ko tu tikriausiai buvai įpratęs. Ir ar tau nesinori, išėjus pasivaikščiot tą vakarinį maršrutą, kad galbūt sutikti daugiau žmonių tenai, galbūt dar pas kažką užeiti, ten arbatos išgerti ar kažko. Nėra tokio likusio noro? Tai čia ir yra turbūt pridėtinė vertė man, kad tų žmonių mažiau sutinki, nes dirbant renginių versle, šou versle, tu esi nuolat tarp žmonių. Visas gyvenimas man tarp žmonių. Aš beje be žmonių negalėčiau. Jeigu mane kas nors ištiktų Robinzono Kruzo likimas, aš turbūt, nežinau, šiai minutė neįsivaizduoju, kaip man būtų, susitvarkyčiau, bet žmonių man trūktų. Bet tai čia ir yra turbūt gyvenime, turbūt viskas reikalauja balansų, nes jeigu kažko yra per daug, yra negerai. Tai va tas balansas ir yra turbūt tas apytuštis senamiestis, man yra kaifas eiti ir egoistiškai džiaugtis vienam tuščiom gatvėm, ramybė. Man jos reikia, nes aš gyvenime esu gerai išsidavęs ir man va to balanso reikia. O užeiti, kad visiuose baruose dirba sava hebrytė, užeini, visur sveikinasi. Jokių eilių, išskyrus, aišku, vasarą, ten šventinės dienas. Pažiūrėkit, kaip Klaipėda dabar užsipildė, kalėdinių laikotarpių, kaip gražiai buvo. Čia visos šventės, tai miestas... Bet žiūrėk, galim sakyti, kad mes čia Klaipėdoje praktiškai, vienas kitą beveik visi pažįstam. Čia yra didžiausias malonumas. Ta prasme, tai va, vėlgi kam ko reikia. Man to reikėjo. Taip, grįžimo priežastis yra dėl to, kad ilgesys buvo tiesiog jau nebepakeliamas ir ačiū šeimai, kad jie sutiko ir, mano vaikas, nors ir sūnus Rokas gimęs Vilniui, bet turbūt didesnio klaipėdiečio negalėtum. Aš ir turėjau atsakantį klausimą apie Roką, žinai, kaip, nes jis, kiek žinau, 15-16 metų jam buvo. 15, ne? Nežinau, kada išeis į eterį laida. Bet apie tokį amžių, kada jisai grįžo, tai jisai Vilniui, kaip supratau, gimė, augo iki tokio amžiaus, jau tenai įprato ir tada, kaip ir tave be teisės į nuomonę paėmėt ir parsivežėt čia. Vat ir ne. Vat šitoj vietoj ne. Čia aš pasielgiau visiškai priešingai. Buvo sausio mėnuo, dabar 24 metai, tai reiškia 23 pradžioje. Rokui kaip tik buvo tie keliamieji metai, kai jis jau turėjo baigti progimnaziją ir stoti į gimnaziją. Tai bet kokiu atveju, reiškia, mokymo įstaigą reikėjo keisti. Taip. Tai ir susėdom su šeima. Šiaip tai dar buvo anksčiau kalbėta. Prieš keletą metų buvo toks planas. Man labai patinka laikytis planų ir šitą. Ir juos įvykdyti tikslų. Tai susėdom su šeima, sakau, ką, hebrytė, kaip čia? Dabar keičiam tą mokyklą, gal dabar čia yra tas momentas, kai galim. Gal dabar jau? Gal jau dabar Klaipėda? Jo. Rokas iškart, žmona taip patylėjo kurį laiką, bet kodėlgi ne? Važiuojam. Viskas. O pas mano gyvenime nėra rytoj ar po valandos. Ir iškart pradėjau dirbti. Tai per kiek laiko nuo to patvirtinimo? Nuo to momento iki šito praėjo turbūt kokie 4 mėnesiai. Taip staigiai, ne? Net nereikėjo... Viskas. Ten į pardavimą būtas. Čia aš iškart suradau kur gyventi. Iškart susiderinom, ta prasme, susižiūrėjom, kurią mokyklą norim. Nuvažiavom stojamosius, išsilaikėm, susitvarkėm. Taip jau ta mano gyvenimo mašina veikia. Aš net nežinau, ką tau pridurti, žinai. Aš tiesiog dar noriu tai paantrinti, žinai, ir pasakyti tiem, kurie dar kas žiūri.
kas dirbat šou versle ir pavargę esat nuo visų minių, ten arenų, koncertų ir norit šiek tiek atsipūst, visų laukiam Klaipėdoje, mes padėsim jums surasti netgi kur gyvent, man atrodo. Oi, čia labai lengvai. Taip, tai va, o grįžtant prie to, tai va, prie Roko atveju, na, žmona ten vis tiek dar tą Vilnių važiuoja, ten turi savo verslą su mama, tai žodžiu, o Rokas jis praktiškai irgi nuo 3 metų su manimis po visą Lietuvą, jų vasarą daugiausiai čia, tai jisai jau jis, nu, kokių 5 metų turbūt, o tai gal mes važiuojam gyventi čia, į Žemaitiją? Žemaitiją, Klaipėdą, jo. O tai ką jisai dabar veikia? Nu, mokinasi, o koks jo laisvalaikis? Žinau, kad turėjo vieną liktais ten motorolerį jau, o čia... Turi, dar vis, žodžiu, įsilaikė teisės vaikas, kai tik tai mes čia atvažiavom, nes tą vienas kategoriją leistinę nupirkom motorolerį, reiškia tą. Jisai čia žydė, aš nežinau, aš jo klausiu, Roką, ar tikrai viskas tvarkoja. Nes aš paklausiau jų, tai nebuvo taip, kaip mane išžiūrėjo. Tai va. Ir Rokas sako, tai kol tėvelė aš niekur, man čia yra tiesiog, man labai labai gerai ir gali nebeklausti, nes sako, man yra, nu, tiesiog labai gerai. Aš tiesiog labai laimingas. Bet jo... Būdamas čia, jo laisvalaikis, aš nežinau, mes nesimatom, mes pasakom labas vakaras. Ne, mes šnekam. Ryte ir vakare susitinkam. Viskas, ta prasme, kad būtų sėdėjimas prie kompiuterio. Jie čia nežinau. Tai aš lenkiu link to, kad jam kaip jaunam mokyklinio amžiaus jaunuoliui yra čia ką veikti. Taip, yra čia ką veikti. Nu, žinai, jaunimas, tai jie tikrai, jie ir negyvenamai saloj 100 metrų kvadratinių, jie rastų ką veikti. Taip. Nes, nu, tai vis tiek jaunystė energija, bet kad jie čia, tų klubeliai, čia su tais motoroleriais, jie ten dar kažkur, ten vasarą, tai čia iš viso jiems tas laikas, ir Palanga, ir čia jūra, ir čia, ašgi žiūriu, stebiu vis tiek jau ten storiukus, ten dar kažką dedasi, ten Palangojant tiltą su Chebra, dar kažką, šiaip faina kompanija, kiek vis tiek domėsi, kontroliuojasi kuo ir kaip. Tai, žodžiu, vaikas patenkintas, jisai turi čia ir, nu, aišku, pirmiausia, mokslai yra, tai sustiprintoje klasėje, Vytauto didžiojo gimnazijai, tikrai šauni klasė, labai gera mokykla, labai, tai žodžiu, jis ten jau tų veiklų turi, chore dainuoja, pas Stepą Janušką mokosi vokalo papildomai, ta prasme. Tai va, tai čia dabar, kiek žinau, Klaipėdoje kažkokių ten humoro klubas, stand-uperių kažkokių jį pasikvietė dalyvauti. Pabandyti jėgas. Nu, vienu žodžiu, vaikas veiklos, visur tos veiklos mes galim surasti. Tu gyvenk, tu gyvenk. Jeigu tu pats nenori pakilti nuo sofutės ir kažkur eiti, tu niekur nerasi, nei New York'e, nei dar kažkur. Tai. Bet jeigu tu kažką nori veikti, tai veiklos, patikėkit manim, Klaipėdoje yra labai labai daug. Supratau. Sakėjai, kad ežerai tau ne. Nu, nors, su visa pagarba. Nors kaip aš jau esu minėjęs, kad aš šiaip esu palangiškis tikras, tai man kaip ir jūros korta man negroja labai stipriai. Man labiau jūra yra 2 kartai vasarą ir ten 12 kartų ežerai. Kažkodėl. Bet čia kiekvienam kitaip. Bet žinau, kad link vandens traukia ir turi jau net ir čia ir teisės įsilaikiai laivavedybos ir taip toliau. Tai čia turbūt vėlgi grįžtant prie mano... Čia svajonė ar tikslas toks? Aš turbūt pakartosiu savo frazę, kurią kartoju, kai manęs panašaus kažko klausia. Svajoti, vyras svajoja iki 30 metų, o vėliau jau jisai išsikelia tikslus. Tai aš taip galvoju. Tai nes svajot visą gyvenimą ant debesies, tai čia yra taip. Tai čia vienas mano tikslų buvo ir pažadu savo, jeigu aš grįžtu namo į Klaipėdą, tai aš laikausi laivavedybos teisės. Ir aš iš karto tą ir padariau. Neužilgo grįžęs, kaip, nežinau, čia rudenį berods įsilaikiau, tai čia keli mėnesiai nuo grįžimo. Tai va, aš jas turiu mentorių, kuris reiškia, turi laivą labai gerą bičiulį ir kaip dabar, va, jau pavasarį, arčiau vasaros, iš geresni orai, jau eisim link tokios praktikos. Lyg praktinių dalykų, daugiau plaukiojimo.
o kada išmokai, kad laivai, va čia jeigu irgi kažkas klauso ir nežino, kad laivas neplaukia, laivas eina. Taip, tai čia visą gyvenimą. Man kažkada įlipus į keltą, sakau, kada plauksim, žinai. Ir ten tas, nežinau kaip vadinasi, tas įgulos narys, kuris tą kelto atidarinėja duris, sako... Įgulos narys tiesiog. Įgulos narys, sako, žinai, sako, aš dar jaunas buvau, kaip sakyt, vaikas, bet mes kėlėme su keltu, sako, žinok, sako, šūdas plaukė, žinok, laivas eina. Tai man kažkaip užstrigo iki dabar ir, aš kadangi Palangiškis, ne uoste, gyvenau ne prie uosto, tai aš galbūt ir nežinau to savo tokio atleidimo. Čia yra jūrininkų žargonas, kaip čia pasakyti, bajeriukai tie, kurie reiškia, šūdas plaukia. Aš kažkaip pasigaunu save, kad aš galbūt žodį daugiau eina, sakau, bet aš nežinau, aš tai tą frazę girdėjau labai seniai. Labai seniai ir toksai. Bet čia, jeigu tu pasakysi vienaip ar kitaip, tai čia nieks nei supyks, nei įsižeis, nes tiesiog čia yra... Taip. Tiesiog. Klausyk, Algeli, man labai įdomu tavęs klausyti, labai pozityviai nupieši visą mūsų šitą kraštą ir taip toliau, bet kiekviename gerame dalyke, kad būtų balansas, tai turi šiek tiek ir minusų kažkokių. Tai kaip iš tavo perspektyvos, matant Klaipėdą, vis tiek tu labai jau nuo vaikystės ją matei, kaip jinai keitėsi, kaip dabar keičiasi, kokiu tempu keičiasi ir panašiai, kaip tu galvoji, iki to visiško gėrio arba kad dar daugiau žmonių norėtų prie tos jūros atvykti, ko dar čia mums trūksta? Tai pirmiausia, turbūt kalbėkime, kas traukia žmonės, ar ne? Tai yra kultūra. Kultūra, čia plačiaja to žodžio prasme. Galbūt, tokių kokybiškesnių renginių buvimas arba, nors ši Klaipėdoje tikrai gyvena labai daug meniškų, labai daug kultūros žmonių ir labai talentingų žmonių ir gal tų erdvių ir turbūt Klaipėdos senamiesčio atsigavimo. Pradėkim nuo to. Aš jau nekalbu apie atgimimo aikštę, kur tai yra tiesiog miesto veidas ir jis yra tiesiog... Tai yra randas, miesto veido randas, didžiulis. Tai kaip galima tiek ilgai neišspręsti tokios problemos. Čia kaip pavyzdį reiškia, bet šitas pavyzdys ryškiausias. Ir yra dar. Šiaip jaučiasi, kad jau tvarkosi, eina reikalai į priekį, bent jau kai kurie praktikoje, kai kurie galbūt bent jau pradeda kalbėti kažkas apie kažką. Aš čia nediskutuosiu, nes ne mano čia daržas. Bet esmė tame, kad veidas keičiasi. Žinoma, ko labiausiai trūksta Klaipėdoje, tai yra, kalbant praktiškai, tai turbūt tai, kad turbūt didžioji dalis gyvena periferijoje, už Palangos plento, tai žmonėms, kaip aš žinau, tai nuvažiuoti į darbą, vaikus po būrelius išvedžioti, grįžti namo ir paskui vėl važiuoti į miestą, tai tiesiog šiaip yra nepatogu. Tai Klaipėdos senamiesčio atsigavimo. Kiek dabar matau, čia jau dabar šiuo metu jau vyksta projektai, Bastionų namai, ten Trimičiai, reiškia tą, aš įsivaizduoju, čia 5-mečio bėgėje kokie 3-4 tūkstančiai žmonių, turbūt greičiausiai jaunų, galinčių sau leisti kažkokias pramogas, turėtų papildyti Klaipėdą, senamiestį būtent, tai gal čia bus ta injekcija į atsigavimą senamiesčio, nes, iš tikrųjų, aš kiek pamenu dar tais laikais, tai čia Tiltų gatvė, visas senamiestis, čia viskas buvo, tai pastatė Akropolį vidury miesto, tai galima suprasti. Bet aš taip galvoju, kad į čia reiktų miesto vadams sutelkti dėmesį. Aš manau, kad įsitelkimas yra visiems. Niekas nenori merdinčio miesto, ar ne? Bet aš taip nedrįščiau vadinti Klaipėdos merdinčių miestų, vis tiek tai yra jūra. Ir kitas dalykas, susikoncentruoti galbūt į centro atgaivą. O kitas dalykas, žinoma, uostas. Mes visi žinom, kad visam pasaulyje uostai yra jūrose, ar ne? Mes turim turbūt tą sovietinį palikimą čia integruotą į marias. Ir galvoju, čia aišku, čia
net nežinau, ar aš sulauksiu savo amžiuje. Čia grandiozinis jau būtų. Grandiozinis dalykas, vieną ausim girdėjau, kad apie tai yra kalbama, apie tai yra svarstoma, žinoma, čia yra labai dideli pinigai, bet įsivaizduokite visą šitą daiktą, visą šitą dalyką iškeliamą į jūrą. Ne, ten kiek girdėjau, kažkas link Šventosios pusės. Nu tai įsivaizduokite, viskas tai atsilaisvina miestui. Miestiečio poreikiam. Aš manau, kad galbūt pradėti reikėtų bent nuo kažkokios dalies to marių atvėrimo, nes mes dabar marias turim tik tai iš kitos pusės, persikėlus su keltu prieimo prie marių, iš Klaipėdos pusės kaip ir nelabai turim to tokio. Taip, būtent čia viskas yra užgriozdinta ir biriaus kroviniai, ten krovas ir visa kita. Tai vat gal to labiau trūktų, nes įsivaizduokit kokios pakrantės, kiek galima būtų erdvių ir ta, taip Mėmelio miestas dabar čia statosi. Taip, projektų yra tikrai įdomių, tai aš kaip mano supratimas leidžia sakyti, infrastruktūra jau yra kuriama ir aš labai tikiuosi, kad tie 3-4 tūkstančiai jaunų žmonių, greičiausiai šeimų, o ne tik tie, kurie turi vasarinius butus senamiestyje, atvyks ir šiek tiek to gaivos įneš į mūsų šitą. Būkim vieni, bet teisingi, iš tikrųjų, tai čia geriausias variantas yra, jeigu čia tiek ateitų, nes, greičiausiai bent jau trečdalis būtų, tai bus tikrai pirkti verslui, bookingams ir visa kita. Bet prošvaišių kažkokiu tai vis tiek tai matosi. Ir kitas dalykas, aš dabar kaip tik su ta laiva vedyba grįžkim prie tos temos. Gerai, iš tiesų žmonių norinčių ir galinčių įsigyti laivelius pramoginius yra tikrai nemažai. Kiek pasišnekam su bendraminčiais. Kur juos laikyti? Kur juos parkuoti. Čia yra bėda. Čia labai didelė bėda. Labai didelė bėda ir iš tikrųjų. O Šilutė, kiti uosteliai. Tai įsivaizduokim, į Šilutę. Tu atvažiuoji, tu Klaipėdoje, jeigu tu gyveni Klaipėdoje, reiškia, ar čia Palangoje, ar kažkur, ar atvažiuoji, tai tau į Šilutę. Tai yra nemažas. Gal dar Šventosios uostą padarys. Jau nežinau, bet esmė tame, kad vis tiek bėda. Centras yra Klaipėda. Ta prasme, viso to yra centras Klaipėda. Tai ir vis tiek yra didmiestis. Tai yra 3. pagal dydį Lietuvos miestas. Tai yra uostamiestis. Tai yra, iš tikrųjų, nuostabaus grožio gamta aplinkui mūsų, ar ne? Čia ir vieną pusę, ir kitą pusę pavažiuok. Ir čia per tą kortą tikrai būtų galima daug kur lošti. Bet čia vėlgi sakau, ką mes galim, neįsigilinę į šitą, mes tik tai matom, vadinkim, išorę visą. Ir čia tų patarimų aš manau, kad visi turi, bet turbūt geriau mato tie, kurie planuoja. Kurie planuoja, o tie planai ne visą laiką taip greitai įsigyvendina, kaip mes daugelis norėtume. Bet be tų planavimų ir mes turim stengtis, aš manau, kad įdėti savo indėlį. Taip. Tai pabaigai turiu tą standartinį savo klausimą. Tai pasakyk, tai ar jau galima gyventi prie jūros? Visuomet buvo galima. Visuomet. Tai yra labai nuostabus miestas. Aš beje, kiek pasišneku su klaipėdiečiais, tikraisiais klaipėdiečiais, arba ir turiu iš tiesų daug pažįstamų, kurie yra atvykę, nieko bendro neturėję su Klaipėda, nei gimę, nei augę, atvykę čia gyventi. Ir žinok, ar ne tu man tik vienintelis atsakei, kad galbūt pamėginčiau kažkur gyventi. Ta prasme, aš su ten tą temą kalbėjau anksčiau, ar ne? Atsimeni, pameni, buvau. Aš dar pertrauksiu, atsiprašau. Aš norėčiau pamėginti dėl to, kad suprasti, kiek gerai yra čia būti. Tai kol kas vienintelis tu atsakei su tokiu, bet ir tai ne dėl to, nes aš dar sąlyginai labai jaunas. Tai iš tiesų, tai žmonės tikrai sakė, kito miesto neįsivaizduoja. Tai čia visą laiką buvo galima gyventi, bet visuomet galima pagerinti, ar ne, padėti. Bet tai čia mes nekalbėkim tik apie Klaipėdą, čia ir Vilnių, ir Kaune, ir Niujorke, ir kur tik tai nori. Tai tiesiog aš manau, kad kiekvienas su savo meile, miestui neabejingumu kažkuo tai prisidėti, nors ir mažiausiai detalėmis kažkokiais tai
darbeliais, viešinimu, kalbėjimu. Tiesiog rodyt meilę savo miestui. Teisingai. Tai ties to mes tikriausiai ir baigsim su ta mintim, kad kiekvienas galim prisidėti kažkuom, o prie mūsų gėrio ir visų pokalbių sklaidos galite prisidėti ir jūs, mūsų sekdami, žiūrėdami, dalindamiesi, rašydami komentarus. Ir dar kartą, Algeli, ačiū tau, kad tu šiandien atėjai pas mus, pasidalinai savo mintim ir gerų tau koncertų kartu su grupe, gerų ėjimų į jūrą. Nevaryk daugiau negu 12 jūrmilių ten į tolį, nes ten jau paskui liktais negali. Jo, aš jau turiu žinių. Tai dar kartą ačiū tau ir iki kitų mūsų darbų ir pokalbių. Ačiū visiems. Tai gyvuoja Klaipėda.